Sveiki, šiame vaizdo įraše jūs sužinosite, kaip sumontuoti dvi rozetės, jeigu pas jūs dėžutėse du laidai. Kad atlikti šį darbą, mums prireiks dviejų rozečių. Kalbėsime šiandien grinai apie tos dvi rozetės. Trečia rozetė skirta internetui. Apie ją pakalbėsime kitame vaizdo įraše. Mums prireiks porą rozečių, tada bus reikalingas kabelis 3 ant 2,5 ir šiandien mes su jumis sumontuosime šios dvi rozetės, turėdami minimaliai tų įrankių. Ko svarbiausiai prireiks? Tai bus reikalingas peiliukas, gali būti ir senas, kad nuimti izoliacinį sluoksnį. Tada testeris ir replis. Viskas. Su šiais įrankiais galima atlikti tokį darbą. Važiuojame. Laikyk teisingai, kitaip duos banga. Įrankiai pasiruošę, įjungiam stilių. Elektrikas rapoja, jungdama. Pirma, ką mes turim padaryti. Prieš pradedami visą darbą, mums reikia įsitikinti, ar mes čia neturime elektros. Mums bus reikalingas toksai atsuktuvas testeris. Visada, kai nupjauti laidai, tas rudas laidas yra fazinis. Pasižiūrėkime, ar yra įtampa. Jeigu jos nėra, visada mes galim pasižiūrėti labai atsargiai. Jeigu nėra, mes galim pradėti savo darbą. O jeigu pas mus laidas su įtampa, mums reikia nueiti į skydą ir išjungti. Jeigu jūs nežinote, kur randasi skydas, aš paliksiu šį vaizdo įrašą, būtinai užeikite, pasižiūrėkite, ten bendrai kalbu apie tokį būtą sovietų laikų blokinį namą. Ir ten rasite pilnai visą informaciją, kaip išjungti ir kur ieškoti. Tai nuimkime izoliaciją. Štai tai prapjaunam pačioj pradžioj, taip pat ir antras laidas. Bet šitie laidai, pasižiūrėkite, labai ilgi. Mes paprasčiausiai jas nepaslėpsime kažkaip dėžutėje, kai dėsime rozetę, aišku, maišysis. Aš siūlau jos trumpinti. Koks turi būti ilgis? Man asmeniškai patinka per 3 pirštus, bet jūs geriau apsidrauskite ir darykite ant 4 pirštų. Jeigu mes nuimame izoliacinį sluoksnį su peiliu, tai reikia tai pasidaryti pačioj pradžioj. Jeigu ir kabelis bus pažeistas, mes vis tik jį trumpinam. Bet jeigu jūs tai atliksite nuo pačios pradžios, tai galima susipjauti laidą. Kur yra likučiai, nes laidas buvo labai ilgas, mes čia dėžutė galim padaryti skylę, štai taip. Tada ant šių laidų aš siūlau nuimti izoliaciją. Geriau turėti pirštinės, nes be pirštinių, žinokite, nelabai gerai. Reikia pilnai apsukti laidą ir pasižiūrėti, ar nėra izoliacijos. Va taip. Jeigu jūs kažkur tai girdėjote, kad taip izoliaciją negalima nuiminėti, paprasčiausiai neklausykite tų žmonių, nes jie tikrai kalba nesąmones. Kodėl? Nes jūs, daleiskim, pas save bute montuojate dvi rozetės ir jums pirkti kažkokių tai specialių įrankių, žinokite, nereikia. Jeigu jau žmogus specialistas, profesionalas, kad paprasčiausiai palengvinti savo darbą ir būti užtikrintam, kad izoliacinis sluoksnis labai gerai nusijėma nuo laido, tai tada galima investuoti į įrankius. O visa kita tik tai bla bla bla, kad reikia jums turėti kažkokių tai labai prabangių įrankių. Vat paprasčiausiai tai padarom. Jeigu jūs galvojate, kad prapjausite šį laidą, varinį laidą, niekaip su juo jūs nieko nepadarysite, būtent su šiuo įrankiu, su paprastu tokiu peiliuku. Tai drąsiai nuimkite izoliacinį sluoksnį, o tada apsižiūrėkite visą laidą, kad nebūtų čia gabalo izoliacijos. Tai yra tokių įvykių, kur žmonės labai skuba uždirbti pinigus, paprasčiausiai nuima iš viršaus izoliacinį sluoksnį ir ten jau kiša į tą patį saugiklį, į tą pačią rozetę ir labai blogas kontaktas. O paskui yra problemų. Sudegintas būtas, sudeginta rozetė ir taip toliau. Labai daug įvairių negerų įvykių. Tai mano laidai pagaminti. Įstatom jas. Tada siūlau nuimti izoliaciją čia.
tai izoliacija nuimta, apsižiūrim kiekvieną laidą, kad ant pačio laido nebūtų apsaugos. Tada, jeigu vdruk jūs norėsite investuoti į įrankius, aš siūlau nupirkti štai tokį paprastą įrankį. Čia mes turime skylės, ir galim nuiminėti izoliaciją. 6 kvadratų, 4, 2,5, 1,5, 1 ir 0,5. Kaip su juo dirbti? Paprasčiausiai atidarom, pasižiūrim, koksai pas mus laidas, įkišame ir nuimame izoliaciją. Labai, sakyčiau, paprasta, o taip pat ir traukiant laidą per šitą vietą, mes nuimsime tą baltą pagrindinį izoliaciją. Jeigu yra noras, galite nupirkti, bet šiandien pas mus aš galiu pavadinti biudžetinis variantas. Su tokiom replėm negalima nuiminėti, nes paprasčiausiai galite ir nupjauti šitą laidą, nelabai gerai. Yra specialiai skirtos replės, kur yra tokia skylutė ir čia su varžtu mes reguliuojam, ar ten laidas 2,5 ant 5 kvadratų arba 1,5, paprasčiausiai yra reguliuojamas, o tada mes nuimame izoliaciją. Man tas įrankis iš viso nepatinka su juo dirbti, ten pastoviai sukinėti tą varžtą. Net ir jeigu man reikėtų sumontuoti tik tai 2 rozetės. Šiandien mes su jumis naudosime štai šio gamintojo rozetės juodos spalvos, bet šiandien ne apie spalvą, o grinai kaip pajungti. Ir toj papasakosiu apie laidus, kodėl čia 2 laidai. Štai taip atrodo mūsų rozetė. Kaip tai atsitiko, kad mes čia turime 2 laidus, štai vienas ir štai kitas. Dažniausiai meistras veda 2,20 laidą ateinantį, o tada mes kilpuojam nuo vienos rozetės iki kitos ir šis laidas nueina į apačią, į kažkurią tai rozetę. Arba būna atvirkščiai, iš apatinės rozetės ateina, daleiskim, 2,20 štai čia, o tada mes sumontuojam per rozetę, ateina į šitą dėžutę ir keliauja savo toliau. Sumontuokime rozetę, čia fazinis, iš kairės pusės, bet kažkoks tai standartas nelogiškas, iš viso nėra reikšmės, jūs galite čia montuoti ir nulinį laidą, arba fazinį. Iš viso jokios didelės reikšmės tikrai nėra. Todėl, kad paprasčiausiai yra pripratimas žmonių, kad iš kairės pusės turi būti fazė. Ne, čia nesąmonė. Šiandien aš rankose turiu nuo siurblio, tą kištuką, tai mes galime įkišti štai taip, o galima apversti ir kišti irgi štai taip. Jeigu jums ten pasakos, kad iš kairės pusės turi būti fazė, neklausykite. Judėkime toliau. Tada padarykime štai taip. Ir mūsų rozetę įkišam į skylę. Štai taip. Dar reikėtų paminėti, kurį laidą pajungti pirmą. Ar, nežinau, fazinį, nulinį, įžeminimo laidą. Jokio skirtumo nėra. Jeigu jums sakys ten žmogus, kad reikia pirmiausiai pajungti nulinį laidą, čia tik tai to žmogaus nuomonė ir viskas. Jeigu sakys greitai reikia pajungti tą fazinį laidą, irgi nėra reikšmės. Šiaip žmogus bus teisus, arba jeigu jisai nori pajungti būtent fazinį laidą, tai okei, viskas gerai. Jeigu nori pajungti įžeminimo laidą, irgi gerai. Kodėl būtent taip? Nes mūsų fazinis laidas išjungtas, nulinis jisai neturi įtampos, o paprasčiausiai įžeminimas irgi mums jokios įtakos nedaro. Tai pajungimas gali būti skirtingas. Kaip jūs norit, taip ir montuokite. Vat kaip ir pradėsiu aš, daleiskim, čia mes statysim fazinį laidą. Nors ir čia ant pačios rozetės matosi, kad yra ženklas N. Turi būti nulinis laidas. Norėčiau papasakoti, kodėl taip daryti negalima, bet apie tai gal kitame vaizdo įraše. Jūs būtinai pakomentuokite, ar taip galima daryti, ar jūs taip darytumėte, ar ne. Ir kodėl negalima daryti, kokiais atvejais.
Tada viskas, šis darbas beveik atliktas, nes pas mus labai mažai tų įrankių ir mes su jumis net gulščiuko šiandien neturim. Toksai, sakyčiau, procesas ribotas. Sumontuokime, pritvirtinkime rozetės, kad stovėtų tvirtai ir užbaiginėsime šį darbą. Gal dar gerai būtų turėti va tokį kryžminį atsuktuvą, kad užsukti varžtus. Nes su to paprasto atsuktuvu tikrai bus sunkiau atlikti šį darbą. Bet atsuktuvus kiekvienas turi namie tikrai. Arba galima nueiti į mašiną, mašinoje turite. Tai visada tokie įrankiai po ranka. Tai mes pritvirtinom rozetę, būtinai ir šitą vidinį mechanizmą reikia užfiksuoti mūsų dėžutė. Šį darbą galima atlikti ir su testeriu. Štai taip. Galėčiau pasakyti, kad šis darbas atliktas, bet vis dėlto ne. Kodėl? Dabar reikia gerai užfiksuoti mūsų laidus, nes dažniausiai, kai mes ten rankose kažką tai suksim, tvirtai negalim prisukti šį laidą. Būtinai, kai jau rozetės sumontuotos, jau kaip tas mechanizmas irgi visas pritvirtintas, mes gerai prisukame šios varžtus. Super, darbas atliktas ir mes drauge sumontavome 2 rozetės. Dabar jūs žinosite, kodėl čia pora laidų, kaip sumontuoti rozetės teisingai ir žinosite, kad turi būti labai geras sujungimas tarp laido ir pačios rozetės. Jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai palaikykite mūsų patiktukų, o taip pat ir siūlau prasinumeruoti šį kanalą, kad gauti dar daugiau naudingos informacijos iš mūsų. O šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, kaip visada noriu palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, kas nėra svarbiausia. Labai daug laimės, sveikatos ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Nepraleiskite jį. Sėkmės. Čiau.